Aš nežinau, kaip pasakyti, čia daugiau gal buvo, gal žmonės pamatė, paskui čia vieni kiti klausinėjo daug klausimų. Tada sakau visiems, kad pasiūlėm gal nuskristi kitų ispanų. Nuskridom į kitų ispanų, visi pažiūrėjo, pamatė. Gal apsisprendė daugiau. Nu, toks gal kolektyvas susibūrė, tokių žmonių bendraminčių, kurie ten maždaug ir suprato, ir pasitikėjo, nežinau. Specialiai nieks čia labai nieko nesiruošė, nes mums tai buvo pagrindinis dalykas, tai mums reikėjo su kažkokia tai mašina važiuoti varžybas. Kitas dalykas, kadangi mes dirbam su tais ispanais, su kitais žmonėm, tai mums ir juos palaikyti reikia. Nu, tai toks buvo kaip ir darbas su ta mašina važiuoti. Ir nieks čia labai nesvajoja ir niekam nebruko tų mašinų, nes iš pat pradžio jos, aišku, ir nevažiavo taip gerai kaip dabar. Tai taip dirbom, o kaip gavosi, čia turbūt labiau taip išėjo. To viso požiūrio pasiekmes, gal nežinau. Man tai geriausias. Kaip tau, nežinau, man tai Arktikas gerai, ten iš pradžių mintis buvo tam Arktike tą mašiną tiesiog patikrinti ir neskubėti. Ten, aišku, nulėkėm nuo kelio, šturmanas neužskaitė posakė. Užskaitė, bet persistingėm, aš nežinau, Amerikoje prisicirkinam ten. Detalių nepasakosim labai asmeninių, bet iš tikrųjų tai per tiek daug metų supratom, kad visur reikia važiuoti tik tai su savo mašina ir tik tai su savo chebra ir su savo servisu. Tada gali kažką daryti. Kiek važiuodavom su svetimo mašinom, tai dažniausiai nieko gero nebūna. Ne? O toliau kas pas mus visas sezonas. Šiaip tai sezonas buvo žiauriai toks įdomus ir, kaip pasakyti, Visagine prasidėjo, ne? Ja, lietuviškas prasidėjo Visagine, tada po Visagino nuo Orleno ir iki Uteno. Visagine, aišku, mums pasisekė ten, nepasisekė, gerai gavosi, kad geras rezultatas buvo, tada jau, aišku, gavom biškį ir startinę poziciją geresnė, po to ten viskas susidėlioja, ką aš žinau, šiaip daug metų, 20 metų nesisekė. Vienais metais gali ir pasisekt, galvoju. Ir kas džiugiausia, kad realiai visas sezonas buvo labai stabilus. Tiek iš važiavimo pusės, tiek iš technikos pusės viskas ėjo kaip sviestu. Jo, ir mašina atlaikė visus, realiai ne vienų varžybų nebuvo, ne vienų problemų. Ten Lazdijose vieną dopą pabaigėm jau, taip, bet davažiavom, susitvarkėm, o šiaip tai visi metai buvo tokie labai tvarkingi. Sarema irgi, Utenoj nebaigėm, bet Utenoj tai ten aš nelabai, mes dar kol kas ir patys suprantam, Kardano kryžmė nulūžo, kuri niekada gyvenime net draginėm su barikam nėra nulūžus. Gal kažkoks brokas papuolęs, nežinau. Turbūt būna viską, būtų buvę Utenoj faina, aišku, ten užbaigti greičiau. O Saremą pravažiavom tiesiog savo tempu, mes ten, kaip pasakyti, negali ten durniuot labai, gal čia su amžium ateina nesąmonės, tokia šnekam. Tai viskas buvo bet ten buvo labai jau grubus kelias, sąlygos sudėtingos, tai mes, nežinau, ten važiavom tiesiog kaip mokėjom ir viską. Tai įvairiai, šiaip nežinau, realiai niekad nesudedi, kiek laiko iš vis šiaip įdedi ten, bet iš principo ten vakarais po porą valandų. Žinai, kad važiuosi po mėnesį į kažkokias varžybas ten, tai tada vakarais dėliojas, atsiranda tos dokumentacijos, tada susižiūri planus visokiausius. Kuo anksčiau žinai, kur jas važiuosi, to anksčiau pradedi sėdėti, kai ten, sakykime, Arktika, žinai, kad jau važiuosi, tai jau po truputį ir jau klybini tos reikalus ten. Ant bordų susižiūris, pasiieškai, ką randi internete, savus susirandi, jeigu būna važiuotas ralis, tai taip po truputį ir
judi link to. Tai. O taip, sumoj kiek ten to laiko užtrunka, tai nežinau, sunku pasakyti. Taip. Užtrunka daug. Nemažai šiaip iš. Gerai pasiruošti vis tiek reikia, nes kiekvienas ralis užsienį yra, jie visi skirtingi, skaičiavimo sistemos skirtingos, ten tas pats, nu, kaip visai kita disciplina. Ten Amerikoje visokie niuansai, tai pačioje Suomijoje niuansai irgi ten kitokie. Jo, Suomijoje irgi ten priklauso ten nuo čempionato, ten čempionatinis ralis, ne čempionatinis. Pavyzdžiui, Arktikas pagal vieną sistemą važiuoja, pagal tą tarptautinę. Ten kiti Suomijos etapai važiuoja, jie ten savo skaičiuoja. Amerikoje ten vėl ten išvis ten kitas pasaulis ten iš principo. Tai va, ir šiaip kas kartais sunkiausia būna, tai kad ten kai kur užsienį, ten sakykime Italija kokia ar ten Portugalija, ten išvis į tos svečius žiūri žymiai paprasčiau, ten angliškai kažkas surasti, ten nieko nėra, ten reikia su Google vertėjų ir nuostatų žiūrėti ir taisyklės jų, tai ten tokie dažniausiai atima daugiausiai Ypač laiko. Italija, nulis info, nulis dėmesio ten. Jo. Net negali pasakyti, kiek svarbu. Tai svarbiausias yra susidirbimas visos komandos. Gal nežinau, kaip pasakyti. Prasme, rezultatai tokiam pasiekti, anksčiau bandydavom ten, žinai, biški ten, kaip pasakyti, paprasčiau viską žiūrėti, ten vienas, kitas varžybas ten. Bet galiu pasakyti drąsiai, kad mes, sakykime, pas mus dirba, prie mašinos dirba tie patys vaikinai, kurie dirba visą laiką prie greičių dėžių ir amortizatorių. Tai paskutinius 1,5 metų mes turbūt stipriai paaukojam rezultatą įmonės tam, kad kažkokį pasiektam rezultatą čempionate. Tai vėlgi mes nevažiuojam patys tiek, kiek mes susidirbam, tiek, kiek galim skirti šitam sportui, tai mes tiek patys ir skiriam. Mes neturim nei vieno žmogaus, kuris mum, ar ten įmonės, kuri mum ten, pavyzdžiui, rėmėjas kažkoks tiesiogiai atneša ten kažką. Tai, viską mes patys darom. Čia, kiek turim lipdukų ant mašinos, tai visi yra draugai. Kas prie ralio Utenos prisideda, kas prie sporto prisideda. Šiaip, o taip sakau, viskas, skaitau, kad 99,99% viskas padaryta mūsų visų bernų rankom. O rezultatas nuo komandos tai 100,000% turi viskas būti labai labai gera visuma, tiek pradedant ir vyrais, kurie planuoja, kaip ta mašina važiuos, kaip jie ten ją prižiūrės, sakykime, nustatymai, konfiguracija, detalės, viskas žiūri, kaip toliau žiūrim, mes irgi planuojam ir pradedant ir nuo šturmano, ir ten man pačiam irgi ruoštis daug ir sportuoti, ir fiziškai, ir su mašinom treniruotis. Ten, prasme, šitie metai mes tikrai įdėjom gal 20 kartų daugiau negu įdėdavom anksčiau. Ir pasiruošimai, analizės, ten ir visų ralių analizės, ten buvusių ir greičio ruožų analizės. Nežinau, padangų strategijas, ten greičio ruožų, ten žiūrėjimai, tikrinimai, ten kosmosas. Šiaip labai daug darbo įdėta. O iš mūsų bernų pusės manau, kad galbūt daugiausia įdėta yra. Jiem reikėtų didelį ačiū pasakyti, kad turi kantrybės ir su manim gal, žinai, su durno charakterio biškį kartais. Bet kažkaip tai gavosi šiemet, nežinau. Turi būti labai visuma, komanda turi jaust, kad mes norim važiuoti. Jie turi jaust tą ugnelę tokią, kad, sakykime, einam, va kaip Ervinas, jisai iš mašinos neišlipa, pavyzdžiui, ne? Atvažiuoja į garažą, Ervino nematom, kur Ervinas? Ai, tai pažiūri mašinoje sėdė. Ir 100 kartų ta pati situacija, jeigu matai, kad Ervino niekur nėra, jisai sėdi mašinoje, jisai ten viską daro, žiūri, tikrina, kad čia vietoj būtų kameras, tos laidus, ten sėdi, Ir bernai turi jaust, kad mums viskas tas verda, tas noras. Mes matom, kad pas juos verda tas noras mašiną padaryti žiauriai gerą. Ir
vieni kitus patempiam. Ir čia mes nei vienas, pavyzdžiui, papildomai, kaip pasakyti, negaunam nei pinigų, ten nei Ervinas, nei Bernai, ten, kad papildomas valandas ten kažkokias dirba. Iš viso apie pinigus nėra kalbos šitoje vietoje. Mes visi tokie, entuziastai gal, žinai, taip. Tai ir būtent vien dėl to, kad visi dirba iš idėjos, ypatingai reikia visus palaikyti. Nors čia nesvarbu, ar už pinigus, ne už pinigus, bet čia yra tas požiūris į komandą, požiūris į tuos žmonės, galų gale, kurie dėl manęs ten stengiasi ir dėl mūsų. Ten. Tai tokia, žinai, kaip sakyt, pagarba viens kitam. Ir toksai gera aura tas turbūt irgi duoda kažkokį tai tokį sėkmės faktorių, nežinau. Tai aš didžiuojuosi. Man ne tai, kad lengviau, aš didžiuojuosi, aš jais visais didžiuojuosi, aš visiems visą laiką sakau, kad čia yra jų darbas. Nežinau, čia realiai tai mano įdirbio iš viso šitoje komandoje, jeigu čia imsim 10 žmonių, tai mano iš vis mažiausias įdirbis. Galbūt, nes vairuot mašiną, tai gal paprasčiau yra. Pabandykit pašturmanauti, pavyzdžiui, suskaičiuoti viską, sudėlioti strategijas. Aš atvažiavau, man pasakė, natūraliai vairuoji. Aš nežinau, aišku, pridaro ten vairuotojai vis ten, daugiau klaidų, ten kažkas, čia reikėjo mažai klaidų daryti tiesiog, bet darbo tai manau, kad iš vis mažiausiai įdėta. Pasportuoji, pavairuoji. Iš esmės tai vienas be kito niekas negali, kaip vairuotojas negali, gera komanda negali būti be gero vairuotojo. Tai ir sakau, man tai viskas paruošta. Man mašina paruošė, man šturmanas popierius paruošė visus, man pasakė tada, aš ten to ir toj vietoj būnu, tai ir pavairuoju. Ten first startą nepadaryti reikia ir viskas. Vairuotojai ten jau, žinai, čia gazą laikai nuspaudęs ir viskas. Čirba sakydavo, kaip jeigu baisu posūkį, tai užsimerkė. Atsimerkė jau už posūkį ir viskas. O mašina, tai aš iš vis, pavyzdžiui, būdavo, kai nagus kišu prie mašinos, tai man dabar šiemet jau prieš 1,5 metų man sakė, kad nematyčiau prie mašinos. Nelysk ir viskas. Tai vat, Bernais pasitikė, žinai, nelendi niekur. Iš tikrųjų, net kiek būdavo giliniesi, tai šiais metais prie mašinos, prie techninių dalykų, tai tik tai, ką mes pašnekėdavom, kad ten amortikus biškį pareguliuojam, pažiūrim, ten reikia, kad ten dirba gerai, čia, kad nepramuštų, ten tą patobulinam, ten iš vis, sakau, man ta mašina iš vis viskas gerai, ten stovi laiko ir viskas, o jie ten toliau dirba, žinai. Tai, žinau. Kai žaidimai vyko jau turbūt ir nuo pat pirmo etapo mes... Žaidimai vyko visus metus, mes ten pradžioje, kadangi nežinojom tų nei labai pajėgumų, nei ką, tai mūsų, bent jau įsivaizduoju, kad ir... mūsų tikslas buvo atakuoti nuo pirmų greičio ruožo, po to jau nepalikti pabaigai, nes, sakykime, pajėgumai mūsų mašinos, ten gali jie ten visi, kas ko netiki, gali svajoti nesąmonės tas visas, kad čia bomba yra palyginus ar 5, tai taip nėra ir nebėra čia ką šnekėtų. Tai mums reikėjo atakuoti nuo pat pradžio, o po to jau bandyti, sakykime, užvežti, jeigu galim, nieko nelaukiant. Tai aišku, mums ten kai kur pasisekė, kai kur nepasisekė, bet tokia strategija buvo pradžioj. Varyt, žiūrėti ten, kirst, netausot nieko. Po to jau sezono vidury žiūrim, kad jau Bernai tempėsi. Aš taip įsivaizduoju, mes sustartavom sezono pradžią geriau, tada jau R5 mūsų konkurentai, varžovai, jau jie dasitempė iki mūsų, iki Rokiškio, nes tam pačiam Rokiškį aš nieko kitaip nevažiavau, bet jau iškart rezultatų skirtumai buvo ten net ne mūsų naudai. Ir aš supratau, kad aš arba turiu plėšytis, kad kažką įvežt, arba
turėjom važiuoti ir pasimti kažką, tai tą, ką turim paimti, nu, ką galima realiai pasiekti. Tai gavosi Rokišky, kad vienas pargriuvo ir kitas pargriuvo. Tai mums reikėjo tiesiog davažiuoti ir buvo labai sunku iš tikrųjų. Dar kaip pamačiau, kai Giedrius prisidirba ten, tai tada reikėjo važiuoti tą Samanių greičio ruožas, ne? Samaniai buvo. Ir tą Samanių ruožą važiavęs, nežinau, gal tokius 300 kartų gyvenime. Ir kai reikėjo jį pravažiuoti ir pamačiau, kad Giedrius ten su problemam ir man, nu aišku, iškart supranti, kad tau atsiveria šansas jau turim būtinai finišuoti. Ir toks kažkaip tai taip suveikia viskas, kad greičio ruožą pravažiavau kaip kažkokiam filme, nežinau, tai taip. Nepataikau nei vieną posūkį, nežinau, rankas dreba, galvoju, man kas yra, nu, kažkas tai veikia vis tiek, žinai. Tai Rokišky taip ir pravažiavom realiai visus likusius ruožus drebėdami. O Elektrėnai irgi tas pats pasiskaičiavom, kad mums reikia ten tokio rezultato. Reikėjo realiai paskui Giedrių pravažiuoti ir viskas. Bet irgi nebuvo lengva, nes mes ten savaip strategavom, ten ir padangų slėgius didesnius darėm, kad ten neprakirst nedaug dievė, nes akmenų daug buvo. Daug ten prisistrategavom, ten prisigalvojom, bet iš tikrųjų pravažiavom galbūt biškį ir gėdingai, ir atsargiai. Ir nebuvo visiškai gera net prieš žiūrovus, nes nu, aš pats žinau, kad aš taip normaliai nevažiuoju, taip saugiai. Nu taip reikėjo. Bet tai čia nebuvo psichologinis žaidimas, čia daugiau gal Giedrius su psichologija prasileido, nežinau. Jam reikėjo tiesiog tos pačius Rokiškį pravažiuoti, Elektrėnus pravažiuoti ir Utenoj būtų buvę, viskas būtų nulis realiai. Nes tokį tempą, kokį jie dasitempė iki vasaros vidurio, iki vasaros galo, tai jie tikrai, nu, Giedrius pasitempė. O mes nemanau, kad mūsų tempas sumažėjo, mūsų irgi tempas kilo, sakykime, bet vis tiek, nu, žiūrint į Rokiškio laikus, tai jie pasitempė tikrai. Tai jeigu nebūtų prisidirbę cirkų, tai Utenoj būtų buvę labai įdomu. Šiaip tas čempionatas realiai pakankamai trumpas, yra 6 etapai. Tai realiai viskas, kas šiemet mums pasisekė, to darbo rezultatas, bet viskas stabilumu realiai irgi. Tas stabilumų link to atėjom, nes realiai pagal konkurentus, ką matėm, tai kad viena klaida, o jeigu 2, tai realiai jau čempionato nebeatleidžia ir jau realiai gali viską pamiršti. Ten, kaip ir sakė Martynas, prieš tų psichologinių žaidimų gal nebuvo, bet realiai tas atsakomybės jausmas ir kad nepadarytų klaidų, nepakartot konkurentų. Ir principė irgi ėjom iki to be klaidų. Šiemet per sezoną realiai vieną ratą tik tai pramušėm. Nu, pas mus ir tai nebūna daug, aišku, neprisikalbėti, bet ratą palaidojom vieną Orlen Mažeikiuose, o toliau viskas tvarkingai. O prieš Elektrėnus tai tik tiesiog jau skaičiavomės tos taškus, ten realiai. Lentutę taškų tai ten mintinai mokėjau, turbūt 5 konkurentų, nors kai kurie iš vis nebuvo. Vilius pats skaičiavo, nepriskaičiavo, ten visi kiti ten Facebookuose irgi skaičiavo, nepriskaičiavo. Vienas tik suskaičiavo. Tai dar ir ne savo, ir kitiems skaičiavai, ten visiems draugam ir nedraugam visiems padėti reikėjo paskaičiuoti. Tai buvo ta įtampa, sakau, kaip ir Ervinas sako, įtampa ne kiek man dėl savęs, labiausiai įtampa dėl to, kad ne vienas dirbi, ne vienas važiuoji, ne vienas sportuoji, ne vienas gyveni, vis tiek didžiulė atsakomybė prieš visą kolektyvą, prieš visus žmonės, su kuriais visą tą dalyką darai. Negalėjom mes daryti nesąmonių, ten būtų tiesiog ir ne tai, kad negražu, kvaila būtų jau labai. Ir per tą, ką pastebėjau per šitą sezoną, kai yra ta šiek tiek vis tiek tu sieki to čempionato titulo ir ta vis tiek nenori ateina ta įtampa, kaip bebūtų. Ir tai, ką pastebėjau per visą sezoną, tai kad užmiršti džiaugtis raliu ir
tas visas 4-5 etapus važiuoji toks, kai ant adatų ir ko toliau jinai vis labiau kyla ta įtampa, ypač Elektrėnas. Elektrėnas iš vis jokio malonumo realiai nebuvo, tik tai išlaikyti rezultatą ir viskas. Ir tada, pamenu, sufinišavom Elektrėnas, viskas jau aišku ir tada jau žinai, kad atvažiuosi į Uteną kaip į didelę ralio šventę, kur galima bus, tikrai žinojau 110%, kad Martynas ten bus atidaręs rankeną iki kiek įmanoma. tai jau važiavom tikrai kaip į šventę, plus Utena, tai buvo. Gaila Utenos, būtumėm biškį davę gazą. Atsakau, o Elektrėnai tai buvo toks, ir Rokiškiai su tais tramplynais reikėjo labai saugotis, nes ten jau jeigu ar 5 pramušinėjo tos amortizatorius, tai mums ypatingai reikėjo saugoti. Elektrėnuose labai saugiai, net sakau, pačiam nejauku prieš visus žmonės, nes taip nevažiuoji, lyg tai visą laiką važiuodavai tokio savo, ne tai kad stilium, bet ta prasme, pilnai lėki, kiek gali lėkti ir viskas, o čia toks jau važiuoji, jau pravažiuoji posūkį ir žmonių stovi ir galvoji, tai žinai. Bet buvo toks. Bet aš kaip sakau, tas Elektrėnus visi vis tiek užmiršta tą vieną etapą iš rally čempionato, o čempionato vis tiek jau ilgam tas lieka. Tai. Apsiskaičiuoja kažkaip pasitikėjimas yra. Tai reikia vertinti, tai reikia labai gerai vertinti, ar tu gerai pasiruošęs. Jeigu tu gerai pasiruošęs, tai tu gerai ir lėki. Jeigu tu prasčiau pasiruošęs, tai tu prasčiau važiuoji. Kaip, sakykime, buvo ten Ispanijai, pasiruošimas blogas. Vieną kartą susirašai ir tau reikia lėkti iškart, žinai. Tai tu žinai, kad scenograma tokia, nepatikima, kaip pasakyti. Ir viskas, ir tada tavo toks tempas vos ne greito susirašymo. O visa kita, tai, sakau, nežinau, pasitikėjimas yra. Jeigu patys jaučiam, kad gerai pasiruošę, tai tada gali greit ir važiuoti. Bet, čia sunku pasakyti. Toj pačioj Saremai, žinai, irgi pirmus ruožus išlėkiam, tokia didžiulė nežinomybė, susirašymas sudėtingas labai buvo. Jau susirašinėjom ten su kruizeriu ir tai mašinas gaila buvo, daužėsi ten jinai, tai galvojom, kaip čia reikės važiuoti ralį, bet, sakau, toks susirašymas buvo sudėtingesnis ir startavom biškį lėčiau, po to jau greičiau. Esmė, kad šiaip iš mano pastebėjimo būtų tai, kad principė viskas, kaip ir Martinas sakė, pasiruošimo priklauso, kiek išsianalizuoji greičio ruožų, kiek ką, bet kuo labiau pasiruošęs, tuo stipriau ir jauties mašinai. Tai natūralu, manau, tiek vienam, tiek kitam savo darbą atliekant. Čia, ką mes važiuojam toj Lietuvoje, tai yra vienas dalykas. Išvažiuojam į Arktiką, ten reikia slėptis, kad nieks nepažintų, nes tavo rezultatas labai tiesiogiai, ir visai tiesiogiai priklauso nuo to, kur tu važiuoji ir su kuo tu važiuoji. Lietuvoje mes važiuojam 3, sakykim. Aš ten ir Giedriui, ir Vladui sakiau, ką mes čia, sakau, pešam, mes toj Lietuvoje 3 važiuojam, nuvažiuojam į Suomiją, važiuosim 21, 22, 23 arba atvirkščiai ir viskas. Nuvažiuoji į Ameriką, ten su BMW 2 važiuot gali. Jeigu mes tų techninių problemų nebūtum turėję, tai mes būtum iš vis Ameriką 2 atvažiavę. Tai dabar sakys tenai, iš vis kosmonautai, jūs važiuojat ten, čia VRC laimėsit. Ir žmonės šneka, žinai. Mes taip pat suprantam, kad kiekvienoje šalyje rezultatas skirtingas. Jo, tai šiaip, kaip Martinas sakė, to streso prieš varžybas atrodė buvo, kaip čia važiuosim, kaip kas, nes ir Tomas nežinau, kaip jaučiasi mašinai, bet irgi, ką noriu pasakyti, išvažiavom, realiai neblogai susirašėm tos greičio ruožus, juos pasianalizavom ir šiaip iš streso pusės tai nebuvo tas streso važiuoti, nes, sakykime, Tomas ten irgi protingas vyras yra ir nesąmonį ten, sakykime, nedaro, tai važiavom kaip pagal tą pajėgumą, kurį galėjom važiuoti, bet šiaip iš principo, kai važiuoji, jaučiasi, aišku, kad tempas ne tas, bet kai įeini į varžybų tą ritmą, susikaupi važiuoti, tai tu tiesiog atlieki savo darbą ir nesiblaškant važiuoji. Tai
varžybos yra varžybos ir, sakykime, patyta, kas buvo visai įdomu, tai kad Mineralio ta konkurencija to trejetuko ir ketvirtuko buvo labai panaši ir buvo visai smagu važiuoti, sakykime. Tai, bet nu, būkim teisingi, tai aišku, tempas labai skiriasi. Tai jo, pabendraujam visą laiką, bet tas pabendravimas, tai ten daugiau, sakykime, draugiškai, nelabai ten kažką pasikalbė apie greičio ruožus, kaip ten, kuriam patinka, ten kažkokią ten informaciją, nežinau, ar ten kiekvienas ten savo... Iš tikrųjų nėra tos tokios įtampos tarp mūsų visų. Ne, kad sutarėm su visais, tai... Su visais šturmanais ir vairuotojais tarpusavį realiai, tai aš, pavyzdžiui, jokių, nu bent jau aš, nei Ervinas, ten paslapčių kažkokių labai didelių, ar greičio ruožą, kažkokią pavojingą vietą, tai visą laiką pasidalinam. Tai. Ar ten kažkas kažką žino, ten... Nepalieki tų dalykų, kad žinai, ten, va, gal kažkam... Šiaip jau su visais bendraujam, niekada ten neatsakom kažkam ten, kad... Ar ne specialiai kažką... Normalūs bernai šiaip visi. Nežinau, aš tai, jeigu kalbant apie šturmano darbą, tai manau, kad daug darbo įdėta, aišku, atsidurta tinkamų vietai, tinkamų laikų. Galėčiau pasakyti apie visą savo važiavimą ralyje nuo pradžios iki galo. Taip susidėliojo, kad atsiduri ten tam tikrą minutę, sakykime, nuo pačios pradžios, bet iš esmės daug darbo, daug domėjimuose. Kažkaip, manau, jeigu nebūtų to domėjimuose begalinio, ten ieškojimo naujo kažko, tai to nieko ir nebūtų. Aš galiu pasakyti, dėl ko. Ar šturmanas geras ar viskas, tai yra sveika savikritika. Niekada nelaiko savęs kietu, niekada nelaiko savęs protingu, niekada nelaiko savęs geriausiu. Visą laiką galvoja, kad to nežinau, reikia eiti, dirbti, dirbti ir tas ir gaunasi. Ir jeigu tu tik tai pradėsi galvot, kad aš jau viskas kietas, tai viskas, tu iškart žemyn eini tais žingsniais, tais 7 myliais į dugną. Žodžiu, tu negali niekada galvot, kad tu geras labai, niekada negali galvot, kad tu geriausias ir kad jau viskas padaryta ir viskas. Tai ta tokia, kas liečia gerą šturmaną, kaip sakot. Ar tas greitis, tai vėl, kaip ir sakiau, kas tas yra greitis. Realiai tai mes nenorim nieko labai, kaip pasakyti, Lietuvoje čia, ar tai, kad pasakyti, kad blogas tas lygis nėra blogas, Lietuvos lygis yra Pabaltijai vienas iš aukščiausių, bet kokiam lygiai mes važiuojam, tai vėl, kaip ir sakiau, Suomija kitoks lygis ten būtų, ar kažkur kitokioje šalyje kitoks tas lygis būtų, bet principe vis tiek yra savikritika tokia, sveika, nes tu turi galvot, kad kiekvieną dieną atsikeli ir turi dirbti. Tai čia bet kuris tą patį pasakys ten. Ar ten Kobe Bryantas, ar Michaelas Jordanas, ar šitas Maikas Tysonas. Tau pasakys, jeigu visi keliasi sportuoti 6 ryto, tai tu turi keltis 5 arba 4. Tam, kad būtum vienu žingsniu priekį, vis tiek kažką tai turi daryti geriau, negu visi kiti daro. Turi stengti savo srityje. Kad, ir išlaikyti tą patį, ką turi ir kad stieptumės į priekį. Aš ir dabar, kad atrodo, ir važiavęs jau ir su Martynu nemažai ten viską, bet realiai kiekvieną kartą atvažiuoju į ralį, ten apžiūri kitų konkurentų šturmano vietą, sakykime, ten automobilių pažiūri ten per langus, kaip kas ten būna, žiūri VRC kokį apžvalgą, ar ten ant bordas iš kokpito rodo kažką, sustabdai, apžiūri, gal kažkas įdomesnio naujo, ko pas save nenaudoji, kažką randy, paimi, pasiskolini arba sugalvoji savo, tai taip. Jo, bet aišku, viskas atsirėmė į papildomas tas sąlygas, sakykime, vieni tik važiuoja gyvenime, sakykime, žmonės ar jaunimas, tai jam viskas yra 100 kartų paprasčiau, jas pasigalva tik tai vieno dalyko užkrauta. Pas mus, pavyzdžiui, kiek galvos yra užkrautas ir tą rezultatą, kurį mes pasiekėm, su tokiu galvos užkrovimu, kurį turim, tai manau, kad nėra labai blogai, nes mums
čia visą dieną bėgi, ten milijonas klausimų ant tos galvos ir dar tau reikia raliui pasiruošti. Reikia ir visus kitus darbus padaryti, tai daug labai iššūkių tokių. Sakykime, tai nėra tik tai iššūkis gerai suvažiuoti ralį, iššūkis yra iš vis išgyventi iki kitos dienos su visais tais reikalais, atsikelti ir vėl tą patį daryti, ir vėl ir toliau. Tai normaliai šiaip. Tai ne tik mums padėjo, ir Notkui padėjo, žiūrėk, nuo Visagino privertėm žmogų biškį sportuoti, žiūrėk, iškart rezultatai geresni. Tai įrodymas, kad mes ne tik savęs žiūrim, mes žiūrim, kad visiems gerai būtų ir sportuotų, bet šiaip fizinė forma tai labai reikalinga, nes fizinė forma tau padeda psichologiniai formai. Kaip tu gerai fiziškai jautiesi, tau automatiškai visa galva daug švaresnė ir kitaip tvarkaisi su visais kitais iššūkiais ir su psichologiniam problemom, spaudimais ir kitais dalykais. Ta prasme, labai svarbi, tiesiogiai susiję. Kaip tai? Šiaip svarbi, vairuotojai gal šiek tiek daugiau fizinių jėgų reikalauja tą fizinę formą, bet šturmanui irgi lygiai taip pat svarbu, kad tu galėtum nuo greičio ruožo pradžios, nuo ralio pradžios iki pat finišo, iki greičio ruožo finišo išlaikyti vienodą balsą, nedūst, ta prasme, tokių niuansų yra. Nieko neprasčiau negu vairuotojai, nes jisai dirba, tas pats pulsas užkyla tiek pat, kiek ir pas vairuotojai. Paskui kitas dalykas ratą pasikeisti. Irgi reikalinga forma, reikia susidirbimas, reikia, jeigu tu ten fizinė forma prasta, širdis prastai dirba, tai išlipu iš mašinos, vos išlipi, ką šnekėti apie ratus, ten pakeitimą kažkokį, tai arba staigiai pakeis kratą greičio ruožę ten per 2 minutės. Po to dar reikia atsisėsti ir nešnopuojant toliau skaityti, pavyzdžiui, tai jeigu ten vietoj stenogramos ten tai niekiek neprasčiau reikia šturmanai būti pasiruošusi. Šiaip tai nieko. Realiai po greičio ruožo finišo pasižiūrim rezultatą. Iš karto seka tokia, kad paimam telefoną važiuoti. Jo, dar aš jį pastoviai spardau, pažiūrėk, taigi nėra ryšio. Taigi žiūrėk. Kas tau neįdomu, sakau, įdomu. Rezultato pažiūrėjimas, realiai pasižiūrim rezultatą. Ir viskas toliau ten tiesiog. Net ausinių neturim, mes mašinoje važiuojam su šalmais, nes tingim nusimti. Netingim, bet ta prasme kažkaip tai pas mus paprasčiau viskas. Bet šiaip iš tikrųjų tai beveik nešnekam tarp greičio ruožų. Ir jau į varžybas nuo pirmo tą NLK nulinę atsisėdam ir realiai visą laiką ramybė. Nebent ten turim kažkokių klausimų, ar ten kažkas negerai gal ar dar kažkas, bet realiai tik tai dalykiniai pašnekėsėjo. Taip tai realiai tylu būna automobilį. Daug planų kitiem metam labai priklausys nuo Ervino, bet vėl reikia kreiptis Ervino į žmoną, bet žmona paleidžia. Ir tada į Ervino valdžią reikia kreiptis visą Vilniaus autojutą, kad kuo daugiau išleistų, kad nedarytų psichologinio spaudimo Ervinui. Nežinau, šiaip labai norim važiuoti visur, ten kur gali M5 važiuoti Europoje. Tai prasidės sezonas Arktike. Ten, kur gali tą mašiną važiuoti, Arktike daugiau lietuvių važiuos. Arktikas yra vasario 3-4. 2-3-4. Žodžiu, po to jau vasario 24 Airijoje varžybos, 5 Mile Town. Kitą savaitgalį Portugalijoje yra Domingo. Ir taip toliau. Tai mes po Arktiko grįžtam, pasitvarko mašiną ir tada išvažiuojam su autobusu iki Airijos. Tada Ervinas atskrenda iki Airijos ir išskrenda. Tada mes autobusu važiuojam iki Portugalijos
į Portugaliją, nežinau, dar Justo neklausiau, Ervinas turbūt negalės. Tai reiks gal Justo prašyti. Ir tada palieka mašiną Portugaliją, Ispaniją ir visiems metam. Ir tada tam regione turbūt visur lenktyniausim, kur ten galėsim. Tai toks ir planas. O po to dar bušvakeris Airijai bus, tada dar Suomijoje prie Suomijos VRC etapo yra tas Vietomis. Tai tenai labai kviečia, ten turbūt ant 5 galės važiuoti. Tai gal reiks bandyti atvažiuoti. Tai va toks planas, nežinau, mano, koks tavo? Bandyt kažkaip. Savo patiem nieko, sveikatos, kad visi sveiki būtumėm aplinkui ir kad darbo turėtumėm. Ir tada viskas bus gerai, energijos. Konkurentų neturim. Visi draugai. Arba ne konkurentai, arba konkurentai, nežinau. Šiaip. Taikos pasaulį palinkėti reikėtų, bet taikos turbūt jau čia sunkiai. Žmonės per daug kažkaip galvoja, visi per daug trūksta, maža visiems visko. Tai gal palinkėti, kad nepamirškim, kad mes čia labai laikinai šito žemėje. Gal vieną dieną, gal 2, gal metus, gal 10, bet nedaugiau ten ir ne 100 kišenių neprisikrausim. Tai ir šiaip visiems sportuoti, reisfituose dalyvauti. Jeigu bus sveikatos ir noro, tai darysim dar kitais metais porą etapų. Ervinui, kad su žmona nesipyktų. Tai visiems sveikos konkurencijos greičio ruožuose. Toliau sportuoti, stengtis išlaikyti savo tą lygį ir kelt aukštyn jį. Tai ir mums lygiai taip pat stengtis nepasiduoti kitiem. Tai ir nesent greičio ruožuose, tai irgi. Ne, tai vis tiek mūsų tikslas irgi yra ir tobulėti, tai ten, sakykime, kas liečia tą visą sezoną, tai, kitą, tai mes norim dirbti, labiau parodyti pasauliui, ką galim padaryti, ką gali kolektyvas, ką mes patys galim, tai mums irgi reikia ir nestovėti vietoje, tobulėti, aišku, mes jauni neinam, bet vis tiek reikia kažkaip suktis, nesustot.